buvau pas jūs užėjusi pirmadienį. Ir kviečiau. Žinot, kur kviečiau? Kur? Žvėreliams ir paukšteliams atnešti maisto, taip? Ar jau truputį atnešėt? Tai labai ačiū. Čia šiandien mes labai pakalbėsim daug apie žvėrelius. Gerai? Jūs pasiklausysit. Aš girdėjau, kad ir jūs patys kažką tai išmokot. Tai dabar labai susikaupkim ir paklausykim mano protelio. Keista ta žiema šiais metais. Pirmasis jos mėnuo lietučiu vaišinu, bet labai negalima pykti, nes saulutės turėjom užtektinai. O štai sausis pagaliau žiemą pridara ir šaltuku pagrūmojo, paklotė lapai sudrėko, barsukui rūpi, kad artėja pusiaužiemis ir jis jau ant kito šono turėtų verstis, o dar ir pirmasis nenugulėtas. Kas miega, tam šilta, kad ir rūpesčiai menki kankina. Palyginus su tai žvėreliais, kurie visą žiemą bėgioja po sniegu padengtą mišką. Neturi savo namų, o ir maisto sunku rasti. Žvėreliais be paukšteliais reikia pradėti rūpintis iš anksto, o ne tik tada, kai jau šalta ir daug sniego. Žvėreliai turi žinoti, kur jiems padėtas maistas. Labai ačiū vaikučiams, kas šitaip klausė. Jų šaunuoliai pasiplokė. Dabar vaikučiai daug sužinojo apie miško žvėrelius ir paukštelius. O ką patys mano miško gyventojai apie žiemą? Paklausykime. Giludėliai krenta snaigės, apgaubia skraiste pečius. Kuo miške žvėreliai minta, kai užpusto takučius. Neliūdėk žvirblelių rudas, jau nešu auksinį grūdą. Tartum saulės spindulėlį, bersiu jį į lesyklėlę. Pasisotinsit visi, bužė mužė nebaisi. Kaip liūdna be namų, aš išbrisiu gilę brytę pasavytas, javėte galą vytis, gera širdis, nieko arbata pagirtis.
Gudri, reikia jos pasisaugoti, bet jinai va tokia gražuoliai.